pažiūroms mes negalime nepritarti. Toks buvo Domininkas Bukontas, daktaras, švietėjas, altruistas. Deja, tokio altruizmo šiandieninėme gyvenime mes labai pasigendame. Juozo Tumo Vaižganto prisiminimus apie daktarą Domininką Bukontą paskaitys aktorė Irena Kriauzaitė. Dabar pamėginsiu paskaityti net man gana seną šnektą. Šiek tiek iš daktaro Bukonto biografijos. Daktaras Bukantas yra gimęs 1873 metais rugpjūčio 11 dieną Kedrių vienasėtyje. Kedrių dvarelį per ilgą laiką nuomavosi Bukantai, žmonės inteligentingi, bet bežemiai iki tam laikui, kol rusai jį suskaldė. Bajorams, Bukantams būtų nieko netekę, o paleisti iš rankų seniai gyvenamoji vieta skaudėjo. Tausų žodžiai siejantis Bukontą su literatūra, su Maironiu. Lyg jo tipą Maironis yra pagavęs savo jaunajai Lietuvai. Kiek tai vyko, tačiau atmainų, kiek matėme audrų verpetų, kiek tai vardų praskambėjo jaunų per pastarą 10 metų. Testamentą surašė 1916 metais, būdamas karo gydytoju, nuolat rizikuodamas. Pirmiausia, jis tarsi būtų vienintelis sūnus, rūpinosi aprūpinti savo motiną Agniešką Bukontienę, jaunašlę, be nurodymų skirtų žmonių, žmonos atminimui pagerbti, paliko valią steigti savo tėvų vardo stipendiją katalikų kunigui Lietuviui, kuris imtųsi studijuoti pedagogikos ir visuomenės doros mokslus ir remdamasis pamatu, jog žmogaus siela tai yra jo vienintelė absoliuti vertybė. Gerbiami kraštiečiai, gerbiami svečiai. 1948 metais į Zarasus atvykau kviečiamas Zarasų apskrities liaudies švietimo skyriaus vedėjo pedagoginiam darbui. Gavau paskyrimą prie Dūkštavalsčių Vardžiūkino pradinę mokyklą. Ten bedirbdamas susipažinau su vietos gyventojais, pagyvenusio amžiaus, ir jie man papasakojo apie žymų šio krašto žmogų, daktarą Domininką Bukontą. Jie pasakė, kad toks žmogus, kuris buvo mūsų daktaras, žinomas ne tik tai mūsų apskrityje, bet žinomas ir Lietuvoje. Daktaras Bukontas žmonių tarpe
paprastų kaimiečių širdise paliko gilų įspūdį. Garbinga knyga, išleistas mūsų prisiminimų. Tai didelė šventė, pagaliau mes turime 21 amžiuje knygą apie Domininką Bukantą. Šioje knygoje yra leidiniai išleisti apie jį, o taip pat ir straipsniai. Knygoje yra ne viskas sudėta. Sudarytojai priėjom tos išvados, kad dedam tai, kas yra įdomesnio, naujesnio, kadangi autoriai vienas iš kito per laiko tarpsnius tiesiog naudojasi literatūra ir biografija, jo nušvietė vienose ar kitose leidiniuose, bet mes atrinkome tiesiog, kad zarasiečiams būtų įdomiau. Ir čia jūs rasite tiek Tumo Vaižganto, tiek Žagrakalio leidiniuose daug istorijos, daug pavardžių ir vardų. Matysite, sutiksite gal pavardės su savo senelių, prosenelių, o gal kai kurie prisiminsite neseniai pasakotas istorijas apie žymų mūsų švietėją ir jo darbus Zarasuose. Kiekviena tauta ieško savo tapatumo, nori būti išskirtinė. Kiekvienas žmogus ieško savo kelio, nori būti išgirstas, suprastas. Kiekvienas miestas nori būti išskirtiniu, savitu. Ir manau, mūsų miestas siekia taip pat būtent būti išskirtiniu, savitumo ieško. Ir šventai tikiu, kad mūsų savitumas yra ne tik graži gamta, kurią gali pasidžiaugti daugelis kraštų, ne tik mes, bet ir mūsų žmonės, mūsų kultūrinė aplinka. Kurti kultūrinę aplinką yra be galo sudėtinga. Galime pasakyti, kad ir kiti kraštai turi ne ką mažiau garsių žmonių, kuriais gali didžiuotis. Bet mano manymu, mums yra svarbiausia pamatyti šalia esančius žmonės ir juos įvertinti. Gabius mokytojus, talentingus artistus, vaikus, kurie nori dalintis su mumis savo kūrybą. Tai yra šalia mūsų gabius žmonės. Ir šiandien, šio renginio metu, manau, labai svarbu išskirtinai padėkoti šios bibliotekos direktoriai, Danutei Karlienei. Danutę aš jūs kviečiu. Todėl sėkmės faktorius yra toks dalykas. Labai sunku jo pasiekti, bet jo šviesoje atsispindi labai daug žmonių. Šalia nori būti labai daug žmonių. Taip mes kūrėme kultūrinę aplinką. To mes siekiame.